Taigi, sveikučiai visi. Sveikučiai visi ir šiandieną mes susitinkame jau savo 19 išlikimo serijoje ir šiandienos tikslas būtų pasigražinti tiek aplinką, pasidaryti stogą ir galbūt dar kažkokių tokių dalykėlių. Čia nusirinkau vytų fermą, tai reikia viską padėti ir dar nusirinkau nethervartų fermą. Gerai. Taigi aš truputėlį esu pasidaręs dalykėlių, kurių man gali reikėti, tai vat Dark Oak prisikirtau, kodėl čia nether brikai, juos padėsime, kurie ir turi būti. Štai čia ir man atrodo čia dar Dark brikų kažkaip buvo. Gerai, ui. Na, atrodo viskas kol kas kaip ir gerai, viskas savo vietoj. Gerai, taigi dabar aš noriu nubėgti iki stogo, dar aišku galbūt pasidaryti laiptų tamsių. Kiek čia man jau išeis, na išeis. Nemažas skaičius tikiuosi. Gerai, čia dar oba, 4 liko kaip tik ir išeina 2 stakai. Per mažai, man jau reikės tikrai labai daug. Tai pasidarykim iškart gal didelį kiekį jų ir turėsim. Nes stogui naudosim tikrai laiptus, bet naudosim tamsius laiptus. Jesus, ko man čia taip sunkiai gaunasi. Gerai, aš noriu dar pasimti aišku stiklo, ar aš stiklo turiu, man labai įdomu. Ar aš bent jau sendo turiu, va čia yra klausimas visas. Sendo turiu, tai gerai galėsiu įsikepti, problemų nėra. Ir galim bėgti viršų, čia truputėlį uždedam tą visą smėlį kepti ir čia viską susidėsim gražiai. Gerai, taigi žodžiu pasidariau tokius mažus laiptus, kad užsilipti turėčiau ir kaip čia daryti aš net neįsivaizduoju iš tikro. Dar uždėjau smėlio kepti tenais viršui, na ir dabar kaip aš noriu daryti tos laiptus, čia dėti tiksliau, o ne daryti. Gerai, šitą gal nukirskim. Oba, taip, puiku. Laiptus dėsim labai paprastai ir gražiai. Kol kas apdėsim taip va. Ir žiūrėsim kaip atrodys. Aišku, dar čia norėčiau aš dar ir po apačią, va taip va dar, ui, ne taip pasidėjau. Taip va. Tai man reikia pataisyti dar šitus laiptus. Ok. Ir dabar aš tada sudėsiu taip va laiptus, kaip turiu sudėti juos visus. Aišku, gal aš čia į apačią nulipsiu, bus patogiau žymiai. Ir čia nesusijungia. Na, žodžiu, sudėsiu ir susitiksim. Gerai, sudėjom laiptus. Kol kas vaizdas atrodo neblogai. Tik leiskit man nulipti ir pažiūrėti iš toliau. Na gerai, laiptai kaip laiptai sudėti, stogas atrodo kol kas kaip stogas. Tai klausimas, kaip aukštai aš jį noriu daryti. Na, labai aukšto tikrai nenoriu daryti, tai aš dabar biškai padarysiu tokią renovaciją. Čia taip padarysim. Oba, puiku. Ir čia pabandysim sudėti laiptus ir pažiūrėsim, kaip atrodo tas mūsų stogas dabar. Ar aš čia tikriausiai norėsiu dėti laiptus, tai palieku. Oba, tai padarom porą blokų ir čia atbėgam. Čia padedam savo laiptus. Oba. Dar aišku, čia jau neužmirštam ir bėgam į apačią. Dabar apačioje aš noriu padaryti štai taip. Aha. Tai visgi aš ten turėjau gal dėti laiptus, nes atrodo tai creepy. Labai baisiai atrodo. Padėkim čia bloką ir dar ten iškart užbėkim ir padėkim čia bloką. Ir turėtų gautis tikrai labai neblogai pagal mane. Oba. Ir čia. Taip, ne čia, ne taip, ne taip. Štai taip. Ne taip, kaip tu čia dėdiesi man? Jesus, va, taip turėjo gautis. Arba net ne taip. Turėjo gautis šiek tiek dar aukščiau. Va taip va. Ir dabar klausimas, ar jeigu aš įdėčiau čia šitus galim iškirst. Čia jokie laiptai. Ir jeigu aš čia taip langą įdėčiau, arba taip padėčiau čia laiptą ir langą, kaip atrodytų. Na, atrodo neblogai, tiesiog gal reikia mums permiegot, nes naktis ateina. Gerai, taigi išmiegojom ir pažiūrėkim, kaip atrodo. Na, atrodo keistai. Labai keistai atrodo. Atrodo super. Keiščiau galbūt net negali būti, nebent mes dar norėtume patobulinti šitą vietą kažkaip. Pažiūrim, kaip atrodys dabar. Atrodo kaip elfų namas iš tikrųjų. Na, dar pabandykim nuimti šitus, nes šitie biškai trukdo ir duoda ne tokį vaizdą, kokio aš norėčiau matyti. Tai čia greitai nuskirskime. Atrodo tikrai keistai. Wow.
Atrodo ganėtinai blogai, pasakyčiau. Galėjo gražiau gautis. Užsilipkime į viršų ir patvarkykime tas problemytes. Tai problema yra tame, kad čia yra blokas. Aš noriu iš tikro padaryti čia tokį kaip langelį, nes čia toks labai gražiai iš tikro atrodo. Arba žinot ką? Nebent čia po to. Nebent čia kažkada ateityje jo. Iš tikro pagalvojau tokią mintį, kurią man reikės daryti ateityje, tai kol kas aš to nekeisiu. Gerai. Ai, aš galėjau taip atremti tiesiog paprastai. Ir taip tokį vaizdą susidaryti. Oba ir puikiai. Dabar turiu blokus sudėti štai čia. Nes čia taip ir turės būt. Ir po to net neįsivaizduoju iš tikro. Tada gal darysim tiesiog labai paprastai. Paimsim štai taip laiptą. Ir taip paprastai šitą nugriausim kol kas. Ir tiesiog paprastai apvedžiosiu kelis kartus. Kokius gal 3 sluoksnius padarysiu paprastus tokius. Ir žiūrėsim kaip atrodys. Iš tikro tikiuosi, kad atrodys nelabai blogai. O po to galėsim patvarkyti, paįvairint biškį, nes kol kas dabar iš karto įvairinant statyti yra sunku. Reikia pirmą pasidaryti, kaip aš noriu, kad atrodytų. Tai gerai, susitiksim už sekundės ir manau, kad man dar pritruks laiptų, tai teks man jų pasidaryti ir ganėtinai didelį skaičių. Gerai, truputėlį čia pakeičiau, ne pakeičiau, tiksliau tiesiog dadėjau. Va čia išmešiau kaip darysiu, šitoje vietoje. Ir kol kas atrodo ganėtinai neblogai, tik tais noriu dar keletą čia laiptų padėti. Ir pažiūrėsim kaip čia atrodys. Iš tikrųjų atrodo tikrai neblogai, kaip ir sakiau. Tikėjausi, kad atrodys prašiau atva šitoj vietoj. Tai šitoj vietoj mes įdėsim langą va ten. Ir čia labai kažkaip keistai atrodo. Čia paprastas blokas padėtas, tai jį galim biškai pakeisti. Taip va. Arba netgi štai taip galim padaryti. Va taip va. Taip, taip ir taip. Na ir dabar atrodys gal biškai normaliau. Biškai už žmonės atrodys mano namas. Truputėlį žmoniškai. Kad čia atrodo gyvenamas žmogus, o ne kažkoks padaras. Gerai, tai padėkim taip. Ir dabar bėgam į savo tą viduriuką. Na, aš čia truputėlį apstačiau, na žodžiu, čia va padėjau blokus apačioj, kad kaip siena gautųsi. Aišku, sieną dar čia reikės dėti po 2 blokus ir turėtų būti visai gražiai išeiti. Gerai, aš dabar noriu čia stiklą padėti. Jesus. Kodėl aš šitaip padariau keistai. O padėkime čia ir čia. Ir padėkime stiklą. O gal tai dar padarius? Kaip taip atrodytų įdomu. Ir jeigu aš tada dar sugalvočiau taip padaryti ir taip. Gaunasi labai įdomiai. Iš tikrųjų, man atrodo, aš čia sušiksiu visą namą, bet ką jau padarysiu, aš linkęs eksperimentuoti su savo statiniais, tai gerai, dabar bėkim ir padėkim tą stiklą ir pažiūrėsim, kaip atrodys, nors iš tikrųjų gero rezultato nesitikiu, nei kiek, visiškai. Ir bėgam čia. Čia dabar mes jau išlipti negalėsim, kaip suprantu, tai tiesiog gal nugriaukim šitą laiptą ir padėkim jį atgal ir bėkim pažiūrėti greičiau, kaip tai atrodys. Ir aišku, dar pasisodinau porą medžių. Atrodo labai keistai, atrodo creepy. Gal taip geriau būtų. Galbūt netgi žymiai būtų taip geriau. Jo, taip atrodo geriau, tik tais reikėtų pakeisti tą viršutinį stėrsą. Kuris čia man pasislėpė neklaužada. Oba, puikiai. Ne, čia tai susijungs jie, tada labai negražiai atrodys. Tai tiesiog nežinau, kaip čia dabar man padarius. Gerai, dabar bandysim biškį. Oba, nepavyko. Norėjau padėti bloką ten. Dabar teks šokinėti, kol padėsiu. Žodžiu, kol kas šitą vietą paleikim, manau. Kol kas paleikim ją ramybei. Ir čia gavos neblogai, bet ką aš darau dabar yra blogai. O taip va. Atrodo, tai tikrai neprastai. Na, nežinau, gal keistai kažkiek, bet neprastai. O dabar tai tiesiog noriu aš užbaigti šitus visus stėrsus ir viskas, ką dabar turiu padaryti, žodžiu.
Ateik čia, neklaužada. Taigi ten padariau, galima sakyti, užbaigiau stogą. Iš kur jūsų šiandien tiek daug, jomajo. Šį gražų vakarą jūs man visi gadinat vakarą. Ir net jau su šarvais ateina čia kaip kokiam žemėlapį, kuo toliau tuo sunkiau. Gerai, tai susirinkime XP. Jo, aš jums sakau čia, tikrai kaip, kuo toliau tuo sunkiau. Na, bet žodžio man lygą reikia, tai aš jį susirinksiu. Nubėgsiu permiegot, pasidarysiu slebų, nes ten man viršoje reikės slebų šiek tiek. Ir užbaigsim stogą. Na, neužbaigsim, reiks ten truputėlį pakeisti, kaip ir sakiau. Ir pasidarom slebų, na slebų gal biškai daugiau pasidarysim. Kokį 40 turėtų užtekti. Manau, pilnai turėtų netgi užtekti. O ne tik turėtų. Tai bėgim į viršų ir uždedam čia tuos slebus. Ir ar aš dabar norėčiau čia daryti štai taip ar ne? Klausimas dabar yra toks. Turbūt aš noriu... Jo, aš gal noriu vieną kartą dar fest. O po to jau užbaigsim galutinai stogą su slebais. Turėtų neblogai atrodyti. Bet ta pirma vieta atrodo man labai negražiai iš viršaus. Bet čia va, žiauriai negražiai atrodo iš viršaus. Nežinau, kodėl taip yra. Keistai labai iš tikro atrodo. Ir dabar mes šitus slebus padėkim. Ir stogas beveik baigtas. Jau galvojat visi, kad aš pasakysiu baigtas, bet taip tikrai nėra. Gerai, ir dar ten javų ferma. Su laiku turės ten būti ir morkų, ir bulvių. Žodžiu, fermų turėsim pristatyti. Ir aš dar medžio nei vieno nenukirtau. Man reikia nukirsti, nes jau jo man pradeda trūkti. Gerai, tai aš dabar noriu čia truputėlį pasistatyti tokią kaip ir platformą. Mažytę. Kurioje aš galėčiau prieiti prie viršaus. Puiku. Dabar klausimas, kaip aš noriu čia daryti. Tas blokas keistai tenais labai jau atrodo. Mums jį reikėtų pakeisti kažkaip įdomiau. Gal stairsą užmetam? Oba. O ir po to gal uždedam į šitą pusę stairsą. Ne, į šitą pusę tai tikrai jis netiks. Čia gal kas irgi galim nugriauti ir čia galim nugriauti. Puiku, ir galėtume užšokti. Dabar aš noriu pirmą padaryti apačią. Tai apačią darysim labai paprastai. Čia padėsim stairsą ir manau... Ai, blokas tas trukdo. O per kūnais. Aha, dabar dar radau vieną dalyką, kurį galiu patobulinti. Ir tikrai aš taip ir padarysiu. Tikrai aš jį patobulinsiu. O taip padarysim. Oba, kaip šaunu. Šauniai atrodo. Šauniai. Iš tikrųjų, iš manęs statytojas nekoks, tai man tikrai labai tinka toks rezultatas, kurį mes gaunam dabar. Ir čia pristačiau visokių dalykų, kad galėčiau išlipti. Nes negalėjau išlipti. Na, galėjau kartais, bet ne visada. Gerai, ir šito bloko mums čia nereikia. Bėgam atgal, puiku, praparkurinom ir galim padėti čia bloką. Ir dabar kaip aš noriu dėti čia. Klausimas yra paslėptas gilėje širdyje. Aha. Gerai, kol kas įsigraukim šitą stairsą, mes jį atstatysim, bet turėsim įėjimą į čia. Manau, taip gal padėkim, arba paprastą bloką tiesiog. Gal paprastas blokas čia 100% geriau tiktų. Aha. Tikrai neblogai atrodo. Na bent jau iš kiemo pusės atrodys. Aš prieimą va čia uždengsiu. Nes man jo nereikės, visiškai nereikės, nebent ateityje. Ateityje, jeigu reikės, tai mes čia pasitobulinsim, dabar kol kas man jo nereikia. Ir kaip aš išlipsiu iš čia, man reikės vėl statyti kažkokį keistą dalyką. Gerai, čia padėkim stairsą, kad po to neužmirštume ir einame pažiūrėti, kaip tai atrodo. Tai atrodo pretty damn keistai. Žiauriai keistai atrodo. Oba. Ir čia gal padėkime... Ką mes čia galime padėti va šitose vietose, kad tiktų? Aš net neįsivaizduoju. Reikia apsidaryti aplink Minecraftą. Galbūt kažką jis man gero pasiūlys. Ne, jis man tikrai nieko gero nepasiūlo, todėl kol kas padarysim štai taip ir paliksime. O dabar viską kitką, kas čia yra, nusigrausim visus tuos įėjimus ir stogas beveik baigtas. Valio, pagaliau. Stogas beveik baigtas. Nu, šiaip jau baigtas, galima sakyti, tiesiog vidus antro aukšto liko. Antro aukšto vidaus aš kol kas nestatysiu, nes net neįsivaizduoju, kaip aš jį norėčiau statyti. Bet ką žinau, ką aš padarysiu, tai parbėgsiu namo.
Pasimsiu kopiečių ir kopiečių aš tikrai turiu turėti, todėl man jų nereikės gamintis. Nes čia gal 6 maksimaliai kopiečių gali man prireikti kol kas. Taip, turim daug kopiečių ir bėgam į priekį. Bėgam į priekį ir čia va mes pasidarysim įėjimą į savo antrą aukštą. Na, kol kas jis bus iš kopiečių paprastų, bet kol kas jis turėtų veikti. Dabar aš noriu šitą tiesią liniją nugriauti ir tiesiog užstatyti, va taip va labai gražiai viską padaryti. Aišku, man atrodo, man pritruks medžio, todėl man reikės nueit nuskirsti medžio. Nu, bet tikėkimės, kad nepritruks bent jau sienom. Bet pritruks. Pritruks tikrai. Gerai, čia apšvieskim, kad po to atėję nerastume jokių žalių padarų. Na, žali padarai yra patys baisiausi, kas gali būti čia. O kiti padarai nėra labai tokie baisus, tai tiesiog. Gerai, tai aš dabar nuskirsiu medį vieną ir apstatysiu tenais sienas ir susigrįšim. Gerai, taigi nusprendžiau dar kartu užstatyti ir šitą viršų. Užstatysiu pilnai, kad ten jokių monstrų neatsirastų, pavyzdžiui, kaip vorų. Tai tiesiog uždėsiu kiekvieną mielą bloką. Nors galiau ten net ir dirtą dėti, aišku, jo nesimatys, bet tebūnie tai būna mediena. Ir jeigu šitas namas degs, tai jis gerai degs, tai jo. Ir kaip čia mes galim dar vienas kopiečias padaryti, bet aš to tikrai nedarysiu, mes tiesiog paprastai padėsim. Ir aš noriu dabar rasti tinkamą apšvietimą, kaip aš noriu apšviesti visą šitą teritoriją. Nu, kol kas porą torčių padėsim, kodėl aš juos nugrau net neįsivaizduoju. Kol kas užteks tiek torčių čia tikrai ir eikime pasimti šiek tiek redstone lempų. Ir kartu redstone blokų pasimsim, arba galbūt net ne redstone blokų, net nežinau, bet jei turėsim jų, tai paimsim juos. Kadangi nedaug turiu, tai nelabai ir noriu naudoti, tai tiesiog pasidarysim biškį redstone torčių ir pasimsime redstone lempų. Jų turime, tai labai viskas gerai. Ir reikime visas jas ten sudėti. Aišku, įdomu kaip atrodys su jomis tenais, nes aš šiaip džiauriai daug kur naudosiu šitas lempas ir noriu kažkaip pritaikytis, kad jos visur būtų, ne vienoje vietoje tik tais. Ir čia, jeigu nežinoti, yra apšviestas su redstone lempom, tai šitą torčą reikia nugalabyti. Nes čia ir taip viskas puikiai apšviesta. Ir kai diena, tai čia visiškai puikiai viskas matosi. Gerai, tai aš dabar noriu nuimti visus torčius po vieną gražiai. Ir pažiūrėti, kur man čia reikia dėti. Gerai, ateikime prie pradžios ir manau, kad dėsiu vieną štai čia. Man įdomi. Aš nežinau, ar galiu grauti ten. Jesus. Galiu, puiku. Tada padėkime vieną torčią čia ir čia. Puiku, vieną vietą apšviestą turim. Tada čia. Oba, puikiai, tada turime antrą vietą apšviestą. Ir tada, manau, tiesiog sudėsim štai čia. Ir tada kitas čia. Ir turėtume gauti labai gražiai apšviestą vietą. Na, jinai aišku nėra žiauriai apšviesta, bet kol kas jinai man čia svarbu, kad nesisponintų iki mobai. Aišku, antrą aukštą mes įrengsim po to. Aš dabar nenoriu jo įrenginėti ir ten nieko keisti. Tiesiog padariau, kad apšviest ir kad būtų neblogai atrodytų. Tik dabar aš nubėgsiu į savo slime fermą ir pažiūrėsiu, ar jinai visgi veikia, nes aš net nežinau, ar jinai veikia. Ir čia keivas mano, kuriame aš kažkada gyvenau. Mes jį nenorim lyst ir aš dabar turiu rasti čia. Ok. Dugnas pats ir tas obsidianas, kurį man reikėjo kast labai ilgai. Tiesiog blogi prisiminimai čia belipant. Vau, ir reikėtų čia gal pasidaryti kažkokį greitesnį nulipimą, nes su kopiečiam leisis, tai užtrunka tikrai nemažai laiko. Bet dėl slaimų verta, manau, dėl slaimų verta. Ir iš karto čia atsidarom. Vau. Pažiūrėkit, 3 stakai slaimų. Tikrai neblogas skaičius, man jis labai patinka. Ir galima sakyti, šitam žemėlapį nesu žaidęs nuo kurto epizodo, kažkur 20-30 minučių maksimaliai. Tai tikrai labai puikiai spawninasi ir puikus reitas, man labai patinka. Tik dabar bėgsim, pasidėsim šitus slaimus ir biškai patvarkysim kiemą. O kaip mes kiemą tvarkysim, tai biškai medžių pasodinsim, truputėlį pastatysim tvorų truputėlį ir pagražinsim, tiesiog visą teritoriją bandysim pagražinti.
Gerai, aš grįšiu sekundės, sustvarkysiu aišku inventorių ir permėgosiu ir viską atliksiu, ką dabar man reikia atlikti. Taigi gerai, kaip aš ir pasiruošęs esu, man tik trūksta vandenuko. Vandenuko mes pasimsime iš čia ir puiku, visko turim. Tai dabar ką aš noriu daryti, noriu pasidaryti tokį lyg šonę fermą, tokią lyg, na, kaip čia pasakius. Tai man reikės šitą, ne, šito gal nelieskime, tai tik tais šitą. Ir šitą nugriaukim, šitus mūsų trapdorus. Gerai, susidėkime čia ir fensai. Fensus dėsiu random. Čia random tiesiog sudėsim, kad gražiau atrodytų. Ir kažkur va taip random tiesiog sujungsim juos. Ir atrodo neblogai, Tiesiog, kad zombiai man čia neišmindžiatų šito lauko būtų puiku. Ir tada aš čia padėsiu vandenį ir čia padėsiu vandenį kažkur va šitoje vietoje. Ir manau, čia turėtų visą tą lauką. Čia va, kai kur bus lyg žolės užaugę, kai kur bus lyg vytai, na, kai kur bus javai, kai kur žolė, na, žodžiu, tokį gražų vaizdą duos. Labai puiku. Pasodinomės jūs greitai ir viskas. Mes čia šitą vietą gal ir baigėm. Kol kas dar gal ne, gal daugiau pridėkim, nes keistai atrodo per daug žolės. Gerai, dabar galim pasodinti. Dabar tikrai baigiam tai šitą vietą. Nu, gal čia dar ne. Gal dar visgi ne. Gerai, dabar jau tikrai baigiam tai šitą vietą. Ir dabar ką aš noriu kitą dalykelį padaryti, tai pasodinti šiek tiek medžio aplinkui. Nes čia kaip pas mane kaip dykynė kokia. Ir man tai labai nepatinka. Ir taip, ir čia dar vieną galim pasodinti. Nes aš gyvenu nežinau kaip kur. Iš tikrųjų pas mane nei vieno medžio nieko nėra aplinkui ir o nebent pasisodinu savo medžių, kurių man irgi reikia, tai nelinksma. Bent jau aplink namą keletą medžių reikėtų pasodinti. Ir galbūt aš pirmą juos sudėsiu ir kurie medžiai neužaugs, tai šitas tai neaugs. Čia gali medį padėti vieną, čia. Puiku, labai puiku. Iš tikro, jie nedidelė auga, kas man labai patinka. Čia man trukdo. Oba, puikiai. Čia dar vieną medį pasodinkim. Ir čia. Ir tikrai labai puikiai atrodys, na, bent jau kažkiek gyviau gal, kad aš gyvenu ne kažkokioj dykiniai. Va taip va. Dar čia galim vieną medį įdėti. Ir čia. Ir man reikės dar lempas užbaigti iš tikro. Bet jau kol kas to nežadu daryti. Gerai, jau baigėsi mūsų visas bone mealas, tai tiesiog dabar aš pabėgiausiu taip ir pažiūrėsiu, kur to medžio gali trūkti. Ir jo. Taigi, dar čia vieną gal įdėkim. Ir viskas. Šiame epizode mes baigiam, dabar mums tai reikės laukti, kol visi medžiai užaugs ir pasistatėm tą stogą. Pasistatėm šiokią tokią fermą, kas iš tikrųjų žiauriai keistai atrodo. Dabar man lieka nukirsti tik šitus 5 medžius, kurie užaugo per tą laiką, kurį aš dariau visokius dalykelius. Na, nelabai svarbius, bet vis tiek jie labai pagražina vaizdą iš tikrųjų. Taigi, ačiū, kad žiūrėjote ir susitiksime kitąjį epizodą. Kitąjį epizodą darysime 2 aukštą ir dar porą dalykų, manau. Taigi, ačiū, kad žiūrėjote ir iki kito karto.